Galimai 10 trečias žuvų perdavimą. Slavinskas agresyviai, Protus komandoje renka taškus. Tiesa, Danielsas pelno tik 4 tašką ir vėl. Čia kamuolį išsaugo Jonava. Stankevičius. Be kamuolio. Kertančiukas! Aštuonas Lankfordas, kampe, čia atiduotas perdavimas Slavinskui. Po 4 komandinės turi abi ekipos. Stankevičius, Slavinskas iš 3. Čia gražiai įveikia varžovų gynybą Eningsonas, taškų nepelno. Žiūrėsime, koks po traumos yra sugrįžęs Valinskas. Pustrečios savaitės nežaidęs, dabar čia 2 gynėjai nesurezga geros atakos. Būtent tai, ką buvo galima spėti, kad po krepšiu bus didžiausios problemos Jonavos ekipai, taip ir yra. Į dar vieną savo ataką Sidarevičius. Slavinskas eina iki galo 2 taškai. Būtent praėjusiame sezone Mažeikiuose jis rungtyniavo dėl traumos, nebaigė sezono, tad sveikas sugrįžęs ant parketo Donatai. Čia Slavinskas atakuoja nugarai krepšį. Dar kartą Džiugas Slavinskas. Metimas po verp. Jonava per tą laiką atsakė 2 ir čia prideda dar 2,5% tikslumu iš toli atakuoja Oskaras Pleikys, geriausi skaičiai jo asmeninėje karjeroje. Tomas Dobrauskas, Lukas Kreišmontas, iš toli, nepataiko, Slavinskas pirmasis prie kamulio. Čia į kėlinį Jonava Hipokredit buvo priartėję jau ir yra saugiausiai iki 3 taškų. Slavinskas. Labai sunkios rungtynės Jonavos legionieriui. Vaištaras prieš Slavinską, principinė akistata. Ir vaikas suranda Slavinską, reikia jo lyderystės. Ta ir daro Džiugas Slavinskas, turi jėgos persvarą aiškę prieš... Kokiom aplinkybėm išlieka su komanda ir tai išties labai... Šis paskolų klubas čia prasidėjus jau 4 kėliniui. Petersonas su muilo Slavinsko bloką. Slavinskas. Oi, koks perdavimas Lukui. Tik prieš savaitę, būtent Citadelė KMD turnyre, spalio 15 dieną. Gražiai perduoda Džiugui Slavinskui po krepšiu. Patogiai netaiklus metimas. Ryškus favoritas sostinės klubas. Kaip pats kolega būtum paskaičiavęs prieš šį mačą. Turbūt Makai Aštonas Lankfordas ir toliau negali rungtyniauti dėl traumos, jis nėra registruotas. Neregistruotas ir visai išnaglėjo ir 3 taškų metą ir magiškus 2 taškius. Ta tokia patogia ranka jam ir labai lengvi taškai. Džiugas Slavinskas. Sidarevičiaus rankose. Mantas Davimo iki 2 dublio. Buika, 1. Po Ashtonui Lankfordui. Jo prasiveržimas, taškų nėra. Slavinskas ima kamuolį ir provokuoja. Didžiausia kol kas Utenos komanda. Keistis ginamaisiais Rytui, Džiugas Slavinskas. Tony Perkinsas, aišku, perimetro grandyje sumažėjo talento ir kažkas turi perimti tą naštą. Reikia. Labai netikslus, bet ir vėl. Babrausko auklėtiniams. Kalbu apie, žinoma, grėsmę ties 3 taškių. Džiugas Slavinskas, toliau Jonava Hipokredit. Buika norėtų įvesti kamuolį Džeilenui Henry. Papildomas perdavimas Slavinskui. Slavinskas ten klumpa ir Kreišmontas privalėjo jau atlikti metimą. Nepataiko, čia jau Slavinskas jaučiasi komfortabiliau. Lipdomas ant lentos ir imdamas puolime kamuolį prieš Slyvą.